ir dirbu organizacijoje Žaliasis taškas, marketingo ir komunikacijos vadybininkė. Na, visą laiką yra pirmieji žmonės, vadinamieji early recognizers, kurie pasirenka tokius neištirtus dalykus, bet man neatrodė baisu, vis tiek ta specialybė jau buvo Lietuvoje, man 4 metai ir jau buvo pirmieji absolventai būtent šitos studijų programos ir man atrodo, kad tai yra įdomu, tai yra šviežia, tai yra nauja, nepasenusi struktūra ir kad būtent tai aš ir galėčiau išmėginti ir iš tikrųjų niekada nesigailėjau. Na, iš tikrųjų, aš kine dirbau 2 metus, pradėjau pirmam kurse ir pradėjau kaip tiesiog prodiuserio asistentė, tai tuo metu mano darbas nebuvo labai sudėtingas, buvo daug tiesiog organizacinių reikalų, dokumentacijų ir taip toliau, tai žinoma, sfera buvo įdomi, aš pradėjau iškart nuo premjeros. Na, iš vienos pusės, iš laiko pusės, kartais būdavo sudėtinga, nes kentėdavo tai vienas, tai kitas, kartais darbas nukentėdavo ir reikėdavo po to naktim daryti, kartais mokslai nukentėdavo ir ypač buvo sudėtingos sesijos, bet aš manau, kad vis tiek, kai tu dirbi pagal savo specialybę, tavo darbas padeda tavo studijoms, o tavo studijos padeda tavo darbui. Norėčiau palinkėti maksimaliai išnaudoti tą laiką, kai esi studentas, nes tuo metu galų gale yra pilna laisvo laiko ir daug kas bijo, kad jeigu aš pradėsiu dirbti, aš neturėsiu laisvo laiko, aš negalėsiu pastudentauti, bet iš tikrųjų, kad kai tu pradedi kažką dirbti, kažkuo užsiimti, atsiranda daug daugiau pažinčių ir galimybių. Ir įvairios praktikos, įvairūs projektai yra labai įdomus ir tuo metu, kai tu esi studentas, tu turi visiškai neįkainojamą galimybę klysti. Ir tau už tas klaidas atleidžia, nes jeigu tu dirbi ir tada tu darai klaidų, tai gali baigtis visaip. O studentams, jauniems studentams, tai yra pati geriausia galimybė. Ir palinkėčiau išnaudoti tuos 4 studijų metus, gaunant kuo daugiau praktikos. Nes tada tu jau atsiradęs darbo rinkoje iš tikrųjų turi labai daug ką pasiūlyti ir gali būti visą galvą aukščiau.